Štai turime tujų gyvatvorę. Kaip paprastai iš tujų sodinama iš kelių veislių gyvatvoris. Tikra gyvatvorinė tuja yra Braban, kuri labai spėriai auga, tačiau reikia dažno genėjimo jai. O dar gali būti koloninė tuja, kurios praktiškai genėti nereikia, tik tai reikia riboti aukštį, tokį, kokį jums reikalingas. Gali tekti kai kada, jeigu labai norit lygios, tai prabraukti per šonus. Čia mes turime iš smaragdo gyvatvorę. Gyvatvorė smaragdas sodinama dviem būdais. Galima sodinti gyvatvorę smaragdą atskirais, kai kas nenori ištisinės tvoros, tai atskirais jinai užauga ne aukštesnį kaip 2,5 metro. Ir beveik praktiškai nereikia genėti, turi labai gražią kūginę formą. Šiuo atveju šita gyvatvorė buvo sodinama, kad ištisinė tvora būtų. Ištisiniai tvorai reikia sodinti tankiau, kas čia ir buvo padaryta, čia maždaug sodinta kas 45 cm. Jeigu norėsite atskirais kūgiais augančios gyvatvorės, tai tektų sodinti kas 60-70 cm. Dabar šita gyvatvorė jau praaugo numatytą aukštį ir mes ją norime pažeminti. Formuojant gyvatvorę reikia turėti kažkokią tai lazdą su pasižymėtų aukščiu, kokį norime, kad neprašauti pro šalį, nes, žinot, sunku būna pataisyti jau. Taigi turim šitą, turim sekatorių ir turim dar štai tokias žirklės. Žirklės yra reikalingos tam atveju, kada dar įstengiame nukirpti storesnės šakas žirklių pagalba. Štai maždaug būtų taip. Pasimatuojame prie savo šito ir vienu smūgiu nukerpame. Čia beliks jau mums tik tai pataisyti tą viršūnę. Įgudusiem vyriškiam tai nieko nereiškia daryti. Moterim šiek tiek sunkiau. Tačiau yra tokių jau sumedėjusių viršūnių, storesnių, kurias net ir vyriškiam sunku su šitom žirklėm būtų atlikti. Taigi mes vėlgi pasimatuojame ir tame lygyje su sekatorium nuimame storas šakas. O plonesnės mes jau padarysim štai taip. Kad nelabai nuplikinti, tai reikėtų atlikti čia, šita gyvatvorė nebuvo karpama 2 metus. Kad neįdėti didelių pastangų ir nelabai nuplikinti viršūnės, tai reikėtų atlikti kasmet ir neturėsim problemų. O dabar jau viršų galime palyginti, jeigu norime, galime lyginti ir šitą kraštą. Tačiau manau, kad šituo atveju gal ir nėra būtina, jinai tokia pusiau laisvai bus auganti. Dabar paimsim kitą įrankį. Taigi, naudojant elektrinės žirklės tokias, yra labai patogu, darbas daug greitesnis. Tačiau nereikia pamiršti, kad pjaunant storesnės šakas yra sužalojamos tos šakos, nes jos nupjaunamos ne per vieną kartą. Todėl būtina taip nupjauti su sekatorium, kad neliktų tokių atspurijusių, atsilupusių galų. Tiesiog reikia paskui praeiti ir patikrinti. Ir žinoma, ne visada nukirpsite su elektriniu jau taip iš karto puikiai gražiai. Teks palyginti šukuoseną, kaip ir kirpėjam. Kerpa, paskui papurena ir dar kartą kerpa. Tai taip ir mes su gyvatvorė. Todėl, kad ne viską lanksčios šakelės nelabai jau nori pasiduoti, jos pasilenkia. Todėl nukirpus su elektrinėm žirklėm būtina praeiti dar ir su rankiniu sekatorium. Labai įgudę gali su žirklėm tai daryti.
didesnėm rankinėm. Tačiau tai gali daryti įgūdę. Bet jeigu turėsite gyvatvorę ne vienerius metus, išmoksite daryti viską. Gyvatvorės, kurios nereikalauja apžvalgos iš abiejų pusių, gali būti kerpamos iš vienos pusės. Tačiau sklypuose sodybiniuose dažniausiai tenka, žinoma, kirpti iš abiejų pusių, jeigu lyginami šonai. Tai štai, kadangi čia buvo toks užmanymas su laiptuku padaryti, padarom su laiptuku. Iš pradžių galvojom palikti tą gyvatvorę tokią, kokia jinai yra natūrali, tačiau nusprendėm parodyti, kaip jinai atrodys ir nukirpta. Šonus taipogi nukirpome ir per vieną kartą labai išlyginti to lygios negalima, bet tačiau per 2 kirpimus jau kitą kartą kerpant, sekančiais metais, jau bus galima lygiai kaip stalas turėti va šitą šonelį. Taigi gyvatvorės spygliuočių, jeigu lapuočių gyvatvorės, kaip mes sakėm, kerpam ramybės periodu arba po žydėjimo tos, kurios žydi pavasarį, o kurios žydi vasarą, kerpame ramybės periodu, tai yra kol nesprogsta pumpurai. Tai spygliuočius patartina kirpti sausų orų, tokių kaip šiandien, kad greičiau užsisakuotų žaizdos. Tai yra galima daryti nuo gegužės iki rugpjūčio galo, rugsėjo vidurio, kadangi dabar būna šiltos pas mus ir šiltos rudens dienos rugsėjo. Taip greičiau užsisakuoja ir nepagauna ligų. Tačiau nepamirškime, kad gyvatvorės prižiūrėti reikia kaip visus sodo augalus. Todėl pastebint, jeigu jinai ruduoja, jeigu kažkas tai atsitinka, naudokime tas pačias ir apsaugos priemonės ir lygiai taip pat naudokime trąšas. Štai ką aš ištraukiau. Tai yra natūralus senėjimo ir spyglių kritimo reikalas. Todėl, kad jos negauna šviesos ir vidus retėja, tačiau taip turi būti, tai yra nebaisu. Bet jeigu jūs pamatote ruduojančią šakų galiukus, šakas, čia jau reikia susirūpinti. Tokiu atveju ateina į pagalbą fungicidai. Tai tiek, ką, o štai yra skirtumas, galima matyti, kaip atrodo lygi gyvatvorė, kaip atrodo iš smaragdo netvarkoma gyvatvorė, nelyginama. Pilnai galima ją palikti ir tokią, jinai visai dekoratyviai atrodo. Šiandien ta nukirpta jinai liūdnokai atrodo, bet jau po poros trejeto savaičių jinai pasipūkos ir atrodys visai kitaip. Štai mes turime taip pat kaulenio gyvatvorę, dar nebaisiai atrodančią, tačiau jau galima šukuoseną jai pataisyti. Mums šitam reikalui prisireiks, turime elektrinį pjūklą gyvatvorėms skirtą. Taip pat viršui palyginti galima su tuo pačiu, tačiau jau čia reikės ir kopėčių mums. Ir galima turėti, žinoma, sekatorių su savim. Taigi, pradedam darbą. Dar vienas ypatumas. Auginant žemas gyvatvorės galima auginti ir stačiakampio formą. Tačiau auginant aukštesnės gyvatvorės ir lapuočių, o itin tai svarbu spygliuočiam, reikia būtinai karpyti gyvatvorę, genėti trapecijos formą. Tai yra, apačia turi būti truputėlį platesnė nei viršus. Tai reikalinga dėl to, kadangi aukšta gyvatvorė, kai sukasi saulė, apačia gauna mažiau saulės spindulių ir jinai palaipsniui pradeda retėti. Tai yra labai nepageidautinas reiškinys. Jau suformuotai gyvatvoriai nebereikia jokių matavimų. Tačiau, jeigu jūs formuojate naujai gyvatvorę, tai reikėtų vis tik tai turėti kažkokį medinę lazdą, kad maždaug žinotum, kokiam lygyje pjauti. Kadangi čia gyvatvorė suformuota, mes einam tik per viršūnę.
Štai šitas akmenukas tai ne šiaip sau čia stovi, ne dėl gražumo. Tačiau šiuo atveju jis mažai gelbėjo, kadangi šeimininkas pjovė žolę, parito į kitą vietą ir paskui nepastatė į vietą. O tai jau ir matosi pasekmė. Štai. Šitas išrūdimas tai yra kavalierių šunelių darbas. Panelis niekada šitaip nedaro. Jeigu turėsit panelę, tai turėsit kažkiek tai veją pagadintą. Tačiau spigliuočius, jeigu norite turėti namuose, tvarkingus, žalius, žaliuojančius, reikia vis tik tai namuose laikyti kalaitis. O berniukai šiuo atveju šitas jau niekada neataugs ir liks skylė. Palaipsniui, nebent ten pjaunant galima, bet šitos šakelės po šunų apsilankymo niekada nebeatauga.